Sveiki visi, šiandien servise 007 savaitės pabaigai noriu pademonstruoti ir pristatyti Subaru Legacy automobilį. Subaru modeliai tikrai dažnai sutinkami mūsų Landerenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse. Neišimtis ir šis 2007 metų Subaru Legacy automobilis atvyko iš Vilniaus, 2,5 litro varikliukas, atmosferikas, 4 cilindrų, bokseris po 2 cilindrus kiekvienoje pusėje. Ir be abejonės yra sumontuota kokybiška Landerenzo dujinė įranga šiam modeliui. Labai trumpai apie tos įrangos komponentus, tai pats valdymo blokas yra sumontuotas štai čia, lengvai prieinama vieta, patogu prieiti, jeigu reikėtų pasitraukti, prieiti prie saugiklių, taipogi jokių problemų, galima atsijungti, atsikelti, viskas tikrai pakankamai patogu. Dujiniai purkštukai Landerenzo A, B plus kiekvienoje variklio pusėje po 2, lygiai taip pat kaip yra ir su benzininiais purkštukais. Dujinės fazės filtras lengvam prieimui, aptarnavimui ir keitimui. Atskirai nuo dujų reduktoriaus Landerenzo LI10 turbo yra montuojamas Landerenzo skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas. Čia taipogi yra, kaip ir paminėjau, skystos fazės filtras. Specialiai sumontuojam tokiu kampu, kad būtų lengva jį aptarnauti, prieiti, pakeisti be abejonės. Ir dujinės įrangos saugiklis vėlgi išvestas prie akumuliatoriaus sistemos. Štai čia tech apžiūros metu dažnai yra klausiama ir reikia žinoti, kad toksai saugiklis egzistuoja ir sugebėti kartais jį parodyti. Apie visus darbus Landerenzo dujinės įrangos montavimo mūsų servise 007, tai kaip visada, darbai yra atliekami pagal aukščiausios kokybės kriterijus, reikalavimus, pagal specialią metodiką ir specifiką, kurią Landerenzo iš principo naudoja netgi montuojant Landerenzo dujinę įrangą į visiškai naujus automobilius. Tai matom spiruoklinės sąvaržas, apsauginės gofras, kokybiškas žarnas, metalinės visas jungtis. Dujinės įrangos laidynas vėlgi adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriuje. Jeigu mes į variklio skyrių atkreipsim dėmesį, tai laidai yra įvilkti apsauginės gofras ir jie yra izoliuoti. Lygiai tas pats yra padarytas su mūsų laidais. Kiekvienas kontaktas vėlgi yra lituojamas, apsaugomas termokembrikais. Visą tai yra stengiamasi sudėti taip, kad kiek įmanoma mažiau trukdytų variklio eksploatavimo kažkokiem remonto darbam, sakykime, priežiūros darbam, kad tos komponentus būtų nesunku prieiti, aptarnauti. Viską mes matom, viską galim prieiti. Tiek temperatūrinį daviklį, tiek prie filtrų. Tai yra greitas, paprastas, patogus prieimas, diagnostika, jeigu kažkokiu ateityje būtų problemų kaip pavyzdys. Tai tiek būtų apie patį variklio skyrių. Tiesa, reikia paminėti, dar dujinės įrangos montavimo metu sutvarkėm ir kondicionierių, papildėm jį, padarėm, kad jis veiktų, nes buvo sistema nesandari. Dujų mygtukas yra kairiau vairo sumontuojamas, ten, kurio pageidavo be abejonės klientas. Dujų balionas čia yra sumontuotas 67 litrų atsarginio rato vietoje. Štai čia. Dugnas lygus gražus, specialus dėklas atsarginiam ratui bagažinėje. Ir pildymą turim padarytą prie benzino užpilimo vietos. Reiškia, atsidarom, įsisukam specialų adapterį, kurį duodam, užsipilam dujų, viską pabaigę, gražiai užsidarom. Tikrai labai patogu, paprasta, elementaru, nereikia klūpėti, gramdyti purvo, sniego ir taip toliau. Tikrai labai patogu. Tai tiek apie Subaru šį automobilį ir Landerenzo dujinę įrangą. Jeigu kažką panašaus vairuojat, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.